Prisiregistravus prie ObiMove programos matysite pagrindinį vartotojo langą. Kairėje ekrano pusėje yra meniu su skiltimis automobiliai, vairuotojai ir kompanijos profilis. Jei esate transporto kompanija ir dirbate kaip vežėjas, turėtumėte užsiregistruoti savo valdomus vilkikus. Taip pat galite registruoti ir kitus automobilius, kuriuos valdote pagal sutartą už 1 kilometro kainą. Automobiliui registruoti spauskite mėlyną ikonėlę su pliuso ženklu, esančią dešinėje ekrano pusėje apačioje. Atsidarys automobilio registracijos langas. Užpildykite formą reikiamais duomenimis ir paspauskite Save, kad išsaugotumėte. Užregistravus automobilį, jis bus rodomas jūsų transporto priemonių sąraše. Kiekvienam automobiliui reikia priskirti vairuotoją. Norėdami tai padaryti, meniu juostoje dešinėje spauskite vairuotojo ikonėlę. Atsidariusiame lange apačioje rasite mėlyną pliuso ikonėlę. Paspauskite ją. Užpildykite atsidariusioje formoje visus reikalingus laukelius ir išsaugokite. Sukurtą slaptažodį perduokite vairuotojui, jis galės prisijungti ir matyti jam priskirtus krovinius. Tuomet grįžkite į automobilių sąrašą ir priskirkite vairuotoją. Paspauskite atitinkamą ikonėlę, pasirinkite vairuotoją iš sąrašo ir išsaugokite. Dabar automobilių sąraše matysite, kuris vairuotojas yra priskirtas konkrečiai transporto priemoniai. Tokiu būdu bus lengviau su juo bendrauti dėl krovinių pakrovimo ir iškrovimo. Norėdami pridėti transporto vadybininką, eikite į vadybininkų sąrašą ir paspauskite pliuso ikonėlę. Atsidariusiame lange užpildykite formą. Įrašykite vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir slaptažodį. Norėdami priskirti vadybininko vaidmenį, pažymėkite jo rolę – brokeris ir vežėjas. Išsaugojus duomenis, naujas vartotojas bus matomas vadybininkų sąraše. Vadybininkas galės prisijungti prie sistemos naudodamas nurodytą elektroninio pašto adresą ir slaptažodį, kurį jam sukūrė administratorius. Prisijungęs, jis matys visus paskelbtus krovinius. Norėdami peržiūrėti konkretaus krovinio informaciją, spustelėkite ant pažymėto krovinio. Jei norite pateikti pasiūlymą dėl krovinio gabenimo kainos ar paėmimo laiko, spauskite mėlyną mygtuką. Pateikus pasiūlymą, reikės palaukti, ar užsakovas sutiks su jūsų sąlygomis. Jeigu krovinio turėtojas sutinka su jūsų pasiūlytomis sąlygomis ir patvirtina kainą, jums bus rodomi įmonės, kuri paskyrė krovinį kontaktiniai duomenys, telefonas ir elektroninis paštas. Gavę krovinį, turite jį priskirti savo transporto priemoniai, tuomet vairuotojas matys krovinio buvimo vietą ir galės patvirtinti jo paėmimą. Klientas taip pat matys, kur šiuo metu yra vilkikas, gabenantis perduotą krovinį. Naudodamiesi ObiMove programa galite paskelbti krovinį, kuris gali būti matomas viešai arba tik jūsų įmonės viduje. Paspauskite mėlyną ikonėlę su pliusu. Atsidarys langas, kuriame reikia įvesti krovinio paėmimo ir pristatymo adresą, trumpą krovinio aprašymą, paėmimo ir pristatymo laiką. Jei nenorite nurodyti kainos ir laukite kitų transporto kompanijų pasiūlymų, kainos laukelį palikite tuščią. Tokiu būdu sulauksite kitų kompanijų pasiūlymų ir galėsite išsirinkti jums tinkamiausią. Taip pat galite nustatyti datą, iki kada laukiami pasiūlymai. Jei norite, kad krovinys būtų matomas viešai, pažymėkite varnele. Tokiu atveju visi platformos vartotojai galės pateikti pervežimo pasiūlymus. Jei krovinys skirtas tik jūsų įmonės viduje esantiems vilkikams, varnelės nežymėkite. Tuo pačiu principu, jūs, radę tinkamą krovinį, galėsite pateikti ir savo pervežimo pasiūlymą. Užpildę reikiamus laukelius, spauskite išsaugoti. Vairuotojas savo paskyroje matys jam priskirtus krovinius, kuriuos reikia paimti ir pristatyti. Paspaudęs ant pasirinkto krovinio, jis žemėlapyje galės matyti pakrovimo vietą ir maršrutą iki jos. Atvykus į pakrovimo vietą reikia paspausti mėlyną mygtuką paimti, o atvykus į iškrovimo vietą raudoną mygtuką iškrauti.